Ar gali man paaiškinti, kas kenčia nuo tavo įvardintos socialinės problemos? Jei tai žmogus, kur jis gyvena, kiek jam metų, kokie žmonės susiduria su šia problema labai stipriai, kurie vidutiniškai, o kurie net nežino, kad jie egzistuoja. Ši tema padės tau suprasti, kas yra tie žmonės, kuriuos paveikia tavo sprendžiama problema. Kaip jie gyvena, kaip jie jaučiasi, kokia aplinka juos supa. Tam, kad sukurtum efektyvų sprendimą, turi labai gerai suprasti, kaip jaučiasi tie žmonės, kurie yra paveikti problemos. Tik tada suprasi, kaip tavo intervencija paveiks tų žmonių gyvenimus. Paruošėme tau daug įrankių, kurie padės išanalizuoti tavo tikslinę auditoriją. Tai yra tuos žmonės, kuriems tu nori padėti. Paprašysiu įvertinti, kokio dydžio yra tavo tikslinė auditorija ir įsivaizduoti, kas yra tas žmogus, kuris patiria tavo sprendžiamą problemą. Man labai patinka, jog šioje temoje atsiskleidžia dvigubi socialinio verslo tikslai. Tai yra spręsti socialinę problemą ir sukurti tvarų verslo modelį. Pradėję analizuoti savo tikslinę auditoriją, socialiniai verslininkai dažnai sutrinka. Ar reikėtų analizuoti problemą patiriančius žmonės ar klientus? Šiuo metu mes analizuojame problemą ir žemiau pateiktos užduotys padės jums suprasti būtent žmonės, kurie ją išgyvena. Mūsų tikslas – kuo geriau suprasti, kaip funkcionuoja problema. Apie jūsų pirkėjus, kurie užtvirtins jūsų finansinį tvarumą, kalbėsime kitose temose.